Alright, nu tai ką? Enzimų. Enzimų? Enzimantas įpils enzimantų enzimų. Godžiai, uogų godžiai, kaip sakoma, išgersim godžiai uogų. Čia koksai, bet spalva kokie sodai. Amino rūgščių, kaip sakoma, bomba. Amino rūgščių. Jo, sportuojant labai gerai. Kol kas dar į gamybą neišleidom, tik tai savo gaminamės. Tik tais testavimas. Jo, bet iš tikrųjų sakau, nu vat paragausi skonis kaip giros ir sakau, labai daug amino rūgščių, kas nori, kas nebevartoja gyvulinės kilmės baltymų, tai čia labai geras dalykas. Nu tai ką, sveikatą buvo. Su medučiu iš viską, nu. Matai, tas enzimų apskritai ta gamyba, jinai labai tokia įdomi, nes kiek teko bendrauti, kas irgi juos gamina, tai, nu, sakau, gyvos būtybės ir labai viską jaučia. Čia, žinai, vos ne kaip tie, kas gamina, vos ne kaip šeimininkai, žinai, skaitosi, nors vėlgi, sakau, čia iš tikrųjų probiotikai tie mums darbą duoda, ne mes, kaip sakoma, jie mūsų darbdaviai, bet labai viską jaučia ir gal jau pasakau, kad jei kažkur kažkokios nuotaikos blogesnės, kažkur kažkas gyvenime ne taip dėliojasi, tai labai viskas jaučiasi, įsivaizduok, viskas bakai lėčiau bręsta, yra situacijų pas žmonės, teko dalintis, kur iš vis niekas nevyksta, klausia, kodėl nevyksta, o paskui išsiaiškini, kad tiesiog ar šeimoje barniai kažkokie, ar kažkoks laikas, sakykime, netinkamas pas žmogų, tenais daug vyksta visokių dalykų neigiamų ir ką va tas žmogus, kuris būtent enzimus užtaisinėja, visas su šitais probiotikais, tai ir į baką, kaip sakoma, tas įeina, nes vėlgi tu išgeri, tu jau tavyje, tu kaip bakas esi jau. Ir tu užtaisinėjai bakus, jie telepatiškai bendrauja, ko mes dar, kaip sakoma, kol kas nesugebam. Tai užmiršom. Nu, primiršom, jo, užsižaidėm gal šiek tiek, gavom telefonų visokių, žinai, internetų, visko gavom. Ir galvom, kad esam advanced, labai ištobulėjusi rūšis. Netgi toks juokas, žinai, mes irgi dabar kalbėjom čia neseniai, kad mes galvojam, kad esam aukščiausia gyvybės forma šitoj žemė, bet žiūrėk, mes turim vieninteliai iš visų gyvybės rūšių už savo maistą mokėti pinigus, ten kažkokius. Vieninteliai turim už būstą ten mokėti pinigus. Atrodo, vieninteliai sugebam kenkti savo kūnui, kai visi gyvūnai, jie natūraliai su gamtos ir mes vieninteliai, kurie, pavyzdžiui, žiema, ne? Tai kaip visa gamta arba miegot, arba išskrenda, kur šilta. O mes varom per tą žiemą čia kažkaip toks. Ir skaitomės aukščiausia gyvybės forma. Nu čia vat kas skaitosi, tai tie labiausiai yra apgauti, žinai, ir prigauti. Jo, nes, žinai, nei paukštis nemąsto, žinai, kaip čia užsidirbti maisto, ką čia daryti, kad pragyventi. Pas gamtoje tokių iš vis, kaip sakoma, problemų tokių nėra. Viskas iš tėkmės. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atvažiavai čia, man toks visada, aš kai su tavim susitinku, man, gerai, vaibas jau kyla, jau kažkas bus, kažkokie jau procesai įsibėgės. Tai turim tą pokalbį, truputį planą. Ir va tas prigavimas, mes
Einam dabar, aš jaučiu į tą iš karto sauso badavimo temą, gal pradžių netgi badavimo, tada gal į sauso badavimo, ar ne? Aš pavyzdžiui, man badavimas atėjo kaip ir tam tikra prasme kažkaip priverstinai, visą tą taip sudėliu, aš kai Indijoje keliavau, ten neturėjau pinigų, nu ir tiesiog, nu ką, neturi, tai neturi, nu ir sunku buvo tada, aišku, nu va taip, kai toks. Paskui tik vėliau aš jau pradėjau sužinoti informaciją, kad čia atstato kūną, regeneruoja ląsteles, visus, nu, ligas galima išsigyti, tai galų gale. Tai tu esi minėjęs pritam podcast'e, kad tu nuo sauso ten 8 dienas pradėjai. Taip, 8 dienas ir 18 valandų. Va, o šiaip, vat, nu, vat, ar prieš tai buvo kažkoks, ar paskui su vandeniu, vat, kaip ta visa badavimo, pasninkavimo tema, vat, toliau rutuliuojasi? Žinok, iki to laiko aš esu kelias paras, bet gal dar metai 4 atgal daręs kelias paras irgi vat sauso. Bet su vandeniu aš nesu bandęs, visai nesu bandęs, ta prasme, su vandeniu. Esu bandęs su enzimais, bet su enzimais čia visai nesenai, čia praeitų metų pabaigoj prieš šventes, žinai, tai vat kažkaip į aspektus pabandžiau šaut, žinai, kas tie aspektai, tai, nu, kažką daryti kitaip, nu, aš taip įsivaizduoju, visi sėdi prie stalų, valgo kemšą, o tu kaip tik pasnikauji, ir visas tas šventes kažkaip visai kitaip praleidi negu visi, nu, Tai tu dabar per kalėdų šventes, Kalėdos 15 parų be iki kietų sausio, maisto, jo, iš viso enzimų, ir kažkur tai toks įdomus dalykas, gal 13 paroj apetitas atsirado. 13 paroj? Ir aš taip žinai, aha, apetitas, nu tada į sausą. Ir tada 2 paras šoviau į sausą. Ir kai viskas pasibaigė, vėl grįžau ant enzimų. Buvo labai šaltas rytas, čia kažkada buvo užspaudę už 20 laipsnių, aš prasibėgau. Nušalau ganėtinai veidą, turiu aš tą nuotrauką, pasidaręs visas barzda, viskas apšalę. Ir kažkaip, žinai, grįžau, įsimaudžiau, kitai grįžau ir taip kažkaip tas vidinės tos šilumos pasiilgau, žinai. Paskui man teko vėlgi domėtis ir gal apie tai dar vėliau pašnekėsim šiandieninį laidoj, sakykime, apie mūsų va šitą visą festivalį autonomų, kurį mes planuojam padaryti. Tai va, biškį užbėgant už akių į priekį, džiaugiuosi, kad pas tave pirtis yra, nes psichologiškai netgi vasarą bus tas laikas, ten kokią, aš nežinau, gal ant sauso 4, tarp 3 ir 6 paros, kai vidinis šaltis. Ir supranti, tas protas vis tiek jis dar prigaudinėja, čia normalus dalykas yra, kol mes jį, kaip sakoma, įvaldysim, čia dar vis tiek laiko reikės. Ir žiemą jis taip prigaudinėja, -20, veidas apšalęs, tu išekėties, tu grįžti namo, tu darai tempimo pratimus ir vis tiek tas toks, ir supranti, ir tada, žinai, tai gal kažko šilto, tai ten, tai gal kažkokio, žinai, tiesiog nuvirtų daržovių, nu ir taip, žinai, nuvirtų daržovių, gal dar dieną pagėriau, grinai tą, sakykime, skystimėlį, tada žiūriu, kad ten jau ir markytę kažkokią prarijau, nu ir va taip, ir išėjau, žinai, iš tų šlapių, iš tų, sakykime, su enzimais buvimo. O jeigu grįžtant prie, sakykime, sauso ar badavimo su vandeniu, vėlgi čia nesam mes kažkokie teisingumo ministerija, kur galim pasakyti arba taip, arba taip. Ir kaip jums reikia daryti? Iš principo jo, čia vėlgi kažkiek pasidalinsiu savo kažkokiais patyrimais, kažkiek ką girdėjęs, bet vėlgi reikia viską filtruoti, patiem domėtis ir niekom iš vis netikėti, niekom. Tik tai savim reikia tikėti.
išklausyti gal kitus, geriausia, aišku, ne protų vidum prajaust, ar iš tikrųjų ta informacija jums tinka, ar jinai tokia, kaip sakoma, ar yra kabliukas, jo, kažkoks rezonansas. Tiesiog, ar vidus dega, išgirdus tai, vat, kaip pas mane apie autonomiją aš išgirdau, pas mane užsidegė ir aš vis dar degu ir vis, kaip sakoma, einu į tą pusę. Atrandi naujas. Jo, tai iš principo dėl badavimo su vandeniu dvi pusės yra. Gal dėl to, kad pas mus, kaip sakoma, tas dualus pasaulis kol kas dar. Vieni sako, kad gerai ir galiu pasakyti kodėl. Todėl, kad, visgi vis tiek, sakykime, eiliniam žmogui savo avatarą ganėtinai stipriai užkimšus visokiais, tai, nuo konservantų iki tenais toksinų, sakykime, jam valytis ir išplaudinėti visą tą dalyką tik tai su vandeniu. Tu kitaip neišplausi. Jeigu labai stipriai užterštas, tu eini iš karto ant sauso, aš esu apie sunkumą, tai čia jo, čia iš vis atskira tema, čia labai sunku bus, bet aišku, yra žmonių, kurių ten valia labai stipri, tik tiek, kad tas kūnas, kaip jis atlaikys, kaip jis, ta prasme, ar žmogus ten, sakykime, po 3-4 parų jau viskas pasiduos, nes prasidės, iš tikrųjų, įsivaizduok, toksinai, tokie kiekiai toksinų, viskas valosi, tu skysčio neduodi, iš karto ant sauso, gali įsigas vien pamatyti, kas išeidinėja iš tave, sakykime, išmatom arba šlapimų tenais ir spalvas ir viskas ten. Aš turiu tokių pavyzdžių, ta prasme, bendrau su žmonėm, kurie grinai diagnozė buvo onkologija ir jie tiesiog pas patikimus gyduolius nuvyko ir gyduoliai pasakė, einam iš karto į 7 sausas ir viskas. Ir be jokių ten pasirašymų, be nieko. Ir kai tu žinai vos ne, kad pistoletas tau prie galvos ir arba tu, ta prasme, iššoksi arba tau šaus, ir yra ir tokių situacijų, kur tiesiog jie išgijo ir esmė ta, kad tiesiog negauna parazitai maisto ir įvyksta tas išgijimas. Jo, dabar žiūrim kitą pusę. Tai aš dar noriu iš tikrųjų įsiterpti, kad mano patirtim, aš kai pradėjau, pavyzdžiui, kaip pradėjau, suvalgyk ten, jeigu labai norisi tą dieną, suvalgyk ten skiltelę apelsino ar ten pusę obuolio ar kažką, aš kažkaip ėjau iš to, kad, turi būti faina, be to maisto pabūti, žinai. Tai tiesiog nusiteiki tą dieną, vieną dieną, kas, pavyzdžiui, nebandė yra pasninkavimo, badavimo, tiesiog vieną dieną pabandyti, pirmadienį kokį ar kažkada ar savaitgaliu. Paskui, jeigu praeini tą momentą, kai tu nori įsidėti tą kažkokį vaisių, vėl toliau gyveni savo gyvenimą, gali ant to vandens išeiti. Tai mano tokia patirtis buvo tiesiog, kad po biškį, paskui kitą kartą aš ten nevalgau jokių maistų, bet kakavos ten išgeriu. Tai ta prasme, ta kakava irgi energijos ten duoda. Čia kiekvienas turi savo, kas jam patinka, sakykime, taip atrasti. Bet jeigu, kaip tu sakai, apie ligas gydytis, tai įdomu tą kitą pusę dabar sakai. Jo, aš galiu dabar į biškį priekį pasakyti, kas bus po kokių 3 metų, 5. Galiu net susilažinti, kad kokie 30% žmonių bent vieną parą į savaitę sausuos. Galiu, sakau, galim iš didelių pinigų susilažinti, kad tai bus. Aš matau, kad tas ateina ir daug ką stebiu ir daug ką tiek su tais grybais raudonais stebėjau, kai dar prieš kokius 6 metus rinkdavau, kaip žmonės žiūrėdavo ir kaip dabar viskas vyksta. Geras. Jo, tai 100% galiu pasakyti, kad, sakau, kokie bent 30, gyvi žmonės, sakykime taip, gyvi žmonės tikrai turės vieną savaitės dieną, kurie sausuos ir nes jie
ant kiek prašviesėja protas, ant kiek viskas regeneracija kokia įvyksta. Čia esminis dalykas yra vardan ko mes, ne, tą darom. Ir jeigu mes jau matome vis platesnių mastų, vis daugiau žmonių mato, kad tie prekybcentriai maistą tokį duoda, kuris mums nėra naudingas, kuris mus kenkia sveikatai. Nesakau, kad jau visiškai viskas. Yra ten, ta prasme, galima kažko rasti, atsirinkti, bet iš esmės didžiąją dalimi mes valgom tiek, kiek mums tikrai nereikia valgyti, ligas patys susikūrėm. Tai vat šitas pasninkavimas, badavimas, jis ir anksčiau buvo, tai nėra kažkas naujo tokio. Arba patys susikūrėm ligas, arba daktarai prikūrė. Arba daktarai. Tai tas irgi veikia. Tai va, tai jeigu grįžtant, ko dar nebaigiau apie badavimą su vandeniu, tai dabar žiūrim kitą pusę. Jeigu, sakykim, jau daugiau mažiau kūnas pravalytas, ten toksinai, tie visi, sakykim, jau, kaip sakyt, ten tu, nežinau, žaliavalgiauji ar vegetaras esi ten metus du ir tu jau su vandeniu sakai, vat aš su vandeniu einu į tą badavimą. Kas negerai? Negerai tas, kad jau, tavo kūnas vis tiek jau kažkiek pravalytas, viskas tame viskas aišku. Ir kas negerai, nes, sakykim, tie parazitai, jam irgi vanduo yra reikalingas. Supranti, ir tu duodi vandenį, kaip ir tie toksinai tavo išvaryti, ten kaip ir jau išplovimas tas, sakykim, taip, paprasčiausiai lietuviškai, gal čia, žinai, kažkokį žodį protingą galėtumėm panaudoti, bet tiesiog, kad visi suprastų. Prasiplauti, jau prasiplovęs tą savo avatarą, ir eini į tą badavimą su vandeniu, viskas, reiškia, tas vanduo jis tau jau gero nieko neduoda, jis duoda gero tik tais tavo parazitam. Nes tie visi... Tai čia toks kaip stage'as toksai gaunasi. Helmintai tie visi, jie, sakykim, tai čia visos tos kaspinuočiai, spaliukės ir tie visi, sakykim, kirminukai. Tai vat jiems vanduo irgi yra reikalingas. Ir jeigu žmogus, sakykim, ten gyrėsi, kad jisai jau kaip ir išsivalęs organizmą ir įeina ten 20 parų ant vandens, tai, sakykim, visas tas gėris kabutėse, kas jame yra, jisai irgi gauna skystį ir jisai puikiai gyvena. Ir, sakykim, iš to badavimo su vandeniu, nelabai kažkokia tai, sakykim, yra nauda didžiulė. Tai va, tai čia tada jau siūlyčiau apie tą sausą tada jau mąstyti badavimą. Tai vėlgi, iš esmės, kaip kam, ką daryti, tai čia geriausia iš tikrųjų yra pajausti. Tik tais pajausti. Čia niekas jums nepasakys tiksliai, aišku, gali pasakyti kažkoks žmogus, kuris išmano, kuris jaučia, gali rekomenduoti kažką, bet galų gale vis tiek, kaip jis jums netgi rekomenduos, sakykim, nuvažiuosit pas jį, toje akimirkai rekomenduos. Bet yra tam tikri niuansai, koks gyvenimas to žmogaus, vėlgi, ką tu ten pavalgai ir ką tu pavalgysi, vėliau kaip tas vėl įtakoja, tai čia kiekvienam reikia pačiam patapti tuo savo gydytoju iš esmės. Tik tais. Tai ką, tai mes tada, žodžiu, galim tokį kaip ir, jeigu nuo pirmųjų žingsnių, tai tiesiog tą įprotį valgyti, čia nekalba apie persivalgymą. Bet apskritai valgymą, kad mes galim parą nevalgyti, ar ten 2 paras, kas pradžioje, ne. Paskui jau su vandeniu, sakykim, jeigu išsivalyti tą organizmą. Ir paskui jau tarsi perėti į tą sausą. Arba iškart į sausą šokti. Bet tada jau gali visai būti. Čia toksai jau reikia žiūrėti. Tada jau reikia nusiteikti, kad... Reikia vis tiek, žinai, žinot savo ir organizmą, ir psichologiją. Nes, žinai, jeigu dar psichologija neparuošta ir tu šoki, ir tu, žinai, tenais baimių kažkokių turi, tai vėlgi, žinai, kaip tas pasibaigs,
sausas, nu, baisaus nieko neatsitiks, tiesiog save gali išgazdinti, gali gal patirti nemalonę, kažkokį įrašą dar naują, kuris vėlgi sekantį kartą tau primins, kad ai, sunku buvo, nemalonu buvo. Bet vat, kaip tu ir sakai, iš principo ryte kažkurį rytą, ten pirmadienį, šeštadienį ar kažkurį rytą pradėjus sausuot, pratempt vieną dieną ir kitos dienos per pietus, tai 36 valandas, tai čia, nu, saugus ir labai efektyvus būdas. Tai vat aš sakau, aš apie tai mąstau, kad vat, tas 3-6 valandas jos taps tikrai anksčiau ar vėliau, jos taps tiesiog kaip dabar, nežinau, kaip sakiau, pavasarį langus nusivalyti, tai žmonės supras, kad, nu, reikia 3-6 valandas į savaitę padaryti, nes jie pajaus. Ypač tie, kas nebandė, kas gal skeptikai, kokie šitų visų dalykų, jie pamatys, ant kiek vis pirmas dalykas kūnelis duodi laiko jam susitvarkyti, nes netgi, sakykime, ir medicina, kur irgi ten daug yra ir tiesos, ir netiesos, netgi pasiekę medikai sako, organizmui svarbiausia duoti pačiam susitvarkyti, duoti laiko jam atsigauti. Jam nieko padėti nereikia, jūs kuo galite padėti, jūs galite nekenkti jam, nemesti jį nieko, nevalgyti nieko ir tiesiog leisti jam susitvarkyti. Čia sakau, ant tiek mūsų tie avatarai unikalūs, kad jam nereikia kenkti. O kuo aš galiu padėti? O tu gali būtent padėti tuom, kad tu jam nekenksi 36 valandas, duosi tiesiog sausai, pabūt sausai ir prajaus, pakaifuot, pajaus tą visą, kaip sakoma, sugrįžimą į tą momentą. Labai čia stiprus dalykas. Aš sakau, aš kaip prisimenu pirmus kartus, ten po porą parų, tai labai tikrai protas pradžiai, žinai, ir tipo, tai ką čia daryti dabar, tai ką čia nevalgysi, tai žinai, ir apsipirkinėti nereikia, ir gaminti nereikia, ir į tualetą vos nereikia, tai kažkaip tais. O jau kai žinai, įpratęs esi tą, tai pradžiai čia labai daug, bet paskui visas tas dalykas nurimsta ir kaip ir visos treniruotės, jos, žinai, čia irgi kaip ir treniruotė, jinai paskui gražius vaisius atneša. Šiaip, išeinant ant sauso, aišku, kūno tas toks prasivalymas, ar ne? Paskui jau psichologinis būsenos nusiraminimas iš esmės ir tada jau emocinės būsenos susibalansavimas. Aišku, čia vėlgi tai ir vyksta būtent per tą nepatogumą. Pavyzdžiui, jeigu emocijos kažkokios ten užslėptos, kažkas ten yra neišjausta, kažkur bėgu nuo kažko gyvenime, tai bus nepatogu, paprasčiausiai, bet taip ir harmonizuojamės mes per tą nepatogumą. Mes tarsi bijom to, kas nepatogu, blogai, bet būtent tai ir yra raktas išeiti į tą, ko mes trokštame. Tai žinai, ir klausimas yra, ar mes bėgam nuo savęs, ar mes neriam į save. Jeigu mes neriam į save, tai viskas faina. Jeigu mes bėgam nuo savęs ir perkam kelionės į užsienius dar kažkur, ir žiūrim, kad ir tuose užsieniuose kažkaip ne taip, tai tu nuo savęsgi nepabėgsi. Tai reiškia, reikia nerti save, jeigu tu jau užaugai iki to lygio, kad, kaip sakoma, supratai, kad visgi tavyje kažkas tai slypi, ką dar reikia pradirbti. Tai šitie visi dalykai labai jie tokie, kaip sakyti, veiksmingi. Tai irgi yra procesas. Aš irgi, pavyzdžiui, pradžioj, kaip išgirdau čia, visi atsakymai tavi, kaip tie atsakymai tavyje yra. Kol dar protė, jos sėdi, galvoju, kaip čia išmąstyt bandai, kur čia tie atsakymai, Bet po truputį tas, pirma patikėti, paskui gal kažkokia praktika, gamta, tie visi dalykai, užmerkia akis, iš tikrųjų, paklausi vieną klausimą, ne ten 20, žinai, iš karto, ten pradžių intenciją, ten turi, noriu tą susitvarkyti per savaitę savo gyvenimą, ten prieš tai N metų ten kažką nesąmonės dariau, žinai. Tai tas irgi turim suvokti, kad viskam reikia laiko, čia irgi gerą pavyzdį girdėjau, sako,
moteris kūdikį, nu vis tiek per 9 mėnesius išnešio nebus, taip kad, nu gerai, ir davai 9 moteris ir per mėnesį kiekviena. Taip. Tai žodžiu, tai jeigu dar taip apie sauso, tada šitą sauso badavimo reikšmę ir prasmę, tą gėrį, jeigu taip dar paminint apie autofagiją. Taip, žinoma. Tai... Aš apie maždaug 4 metus atgal išgirdau pirmą kartą, berods ir netgi ten kažkokį Nobelio, man atrodo, Japonas atrado, ar ne šitą reikalą. Tai kas yra autofagija? Tai vat autofagija ir yra, sakykime, gal pradžiai pasakysiu, kada jinai įsijungia, jinai kažkur 2-3 paroj įsijungia, ant sauso geriausia. Aišku, tekė skaityti, kad jinai ir ant vandens įsijungia, bet kažkaip, nežinau, aš sakau, tos informacijos daug, o ką aš pats patyręs, tai kažkur 2,5-3 paros ir jinai įsijungia. Ir kas vyksta, organizmas tada supranta, kad trūksta jam, sakykime, maistinių medžiagų, kad negauna maisto ir supranta, kad geriausias būdas gauti būtent amino rūgštis, kas labai įdomu, amino rūgštis. Jisai pradeda ieškoti pažįstų ląstelių, sergančių ląstelių, nu žodžiu, šiukšlyno viso, kuris yra nereikalingas. Ir jisai paima ir iš to, kaip sakyti, tą degindamas gauna energiją per tai, kad paversdamas visą tai į amino rūgštis. Vėlgi labai, sakau, labai įdomus dalykas. Ir koks jausmas? Jausmas toks, kad lygtais tavyje kažkas susikūrė. Čia pirmus kartus, žinau, paskui kokie, aš nežinau, ten einant ant sauso 7, 8, 9 kartą jau to nebėra. Jau tas gal dėl to, kad tiesiog jau tų ląstelių gal jau nedaug, žinai, likę sergančių ar kažkokių pažįstų, bet pradžiai sėdi ir karštis kyla ir atrodo, kad kažkas ten vos ne kaip temperatūra, toks, žinai, kaip pečiukas užkurtas. Jo, labai įdomus dalykas. Ir kas labai svarbu tokiu momentu, šituo momentu svarbu neatšaldyti savęs. Eketė viskas gerai, bet žinok, ant tiek norisi, aš atsimenu, tada buvo pavasaris pirmą kartą. Tiesiog eini pro vandenį, atrodo, tu žinai, kad gerti negali viską, bet tu nori tiesiog pasinerti ir nori kuo ilgiau. O vat būtent ten tas kelias paras, kaip jinai įsijungia, autofagija, reikėtų, gali nusiprausti ten viską, bet atšaldyti savęs negali, nes tai procesai tada lėties visi. Tai va čia šitas dalykas labai svarbus. Plius, aišku, tenai, sakykime, iš burnos pradeda acetono tas toksai kvapas stiprus eit. Nu, bet čia tokie procesai, jie, kaip sakoma, kas tuo keliu eina, visi tą praeina ir čia nėra nieko kažko. Aš girdėjau, šitą galima, pavyzdžiui, kokosų aliejum, jeigu skalauti burną, labai vertingas yra. Tai gal irgi sauso metu, gal čia visai geras. Ir jo, jeigu jau pradedam apie kažkokius papildus, apie palengvinimą, tai būtinai liežuvį reikia plauti, valyti, būtinai. Apnašas nuo liežuvio, būtinai čia, nes išeidinėja. Ir ten išsiskiria toksinai. Jo, išsiskiria toksinai. Kas be ko, aišku, traiškanos būna, traiškanoja akis ir va tokie visokie dalykai. Paskui vėlgi labai įdomus dalykas, jau tolimesniam laikė, kažkur 6-7 parą įsijungia atvirkščias, ta prasme, per odą pradeda organizmas traukti viską jo. Tai va, kadangi, sakykime, kvėpuojam vis tiek deguonim, yra vandens molekulių, tai netgi, sakykime, pakanka to, ką prikvėpuojam, kad jeigu į tą psichologinę pusę žiūrint, tai, sakykime, netgi aš būdamas, mano maksimalus tas išbuvimas yra 14 parų ant sauso, be maisto, be vandens. Tai šlapinausi aš visą laiką. Vis tiek, visą laiką. Jo, čia sakau. Todėl, kad, sakau, mes
kažkur gal kokią porą 100 ml, bet vis tiek į tualetą ėjau, nes, sakau, per odą prisitraukia, per kvėpavimą, jeigu įsimaudai, tai ten iš vis, ta prasme, tada šlapinėsi normaliai. Sakau, įsijungia tas toksai, kaip ir yra sakoma, kad didžiausias organas oda, nes per ją mes ir valomės, kada užsiteršia, bet tuo pačiu, kai jau, sakykime, prasivalęs organizmas, mes tada iš išorės prisitraukiam, ko reikia. Tai aš atsimenu tada irgi, kadangi pats skutuosi savo galvą, tai nusiskutau galvą tiesiog su vandeniu, nes žinojau, kad, ten chemijos kažkokios netepsi. Ir paskui pasitepiau aliejum, būtent kokosą. Už pusvalandį žiūriu, sausa galva, viskas tiesiog sutraukė, jo. Tai tas įsijungia. Tai va čia šitoj vietoj, jeigu taip apie sausą, aš galvoju užbaigiant, ne, tą temą. Tai, ne tai, kad užbaigiant, bet jeigu išėjimas iš sauso, tai ką aš irgi, ta informacija, kurią aš girdau ir ką patyriau, kaip išeini, nes kūnas jau pasiruošęs įsiimti ten daug, tai ką mes įdedam į tą kūną, po sauso badavimo, tai mes iš esmės tas ir tuo ir patampame iš tikrųjų. Taip. Tai, žinai, ką valgai, tuo tas ir esi, nes iš tikrųjų čia taip ir yra, nes tu į save įdedi, tu kaip talpykla viduje nešiojasi kažką, arba kažką gero, arba kažką, kas pūna 3 paras ir ten tave nuodija, ir sakykime, tai. Tai aš jaučiu, kad šitoj vietoj gal reikėtų, irgi kaip, išėjimas, vis tiek kažkokie skysčiai, elektrolitai, ten kokosų vanduo, vaisius kažkoks ir turbūt, kad ir super maistai tikriausiai tinka, ne? Pasakysiu tai, viskas priklauso nuo, sakykime, jeigu ten mes šnekam apie 36 valandas, tai žmogus tiesiog pirmą valgymą galėtų kažkokį skystesnį ar vaisių, ar nieko čia baisaus, bet jeigu mes šnekam jau kažkur tais 5-7 dienos ir toliau, tai reikėtų bent pirmą parą tai tikrai išeitinėti tik tais ant skysčių ir pageidautina, kad nebūtų angliavandenių skysčius. Tai sakykime, enzimai, jeigu be medaus, tai idealiai jie tinka. Jeigu ne enzimai, tai kažkokį gali nuovirą arba sultis išsispaust kažkokias daržovių ir su vandeniu prasiskiest. Šiaip prisimenu, kai po 2 savaičių aš to vandens laukiau ir tas pirmas gurkšnis turėjo būti. Pirmas gurkšnis buvo, užspringau, nes viskas užspringau, neišėjo atsigert, neišėjo, stipriai užspringau. Ir tai atrodo negodžiai, žinai, bandžiau išgert, bet... Lėtai. Ir tada pirmą kartą iš tikrųjų supratau, kad vanduo yra neskanu. Aš dabar jau sakau, gal pasikartosiu, jau gal pusę metų, gal jau 6, 7, 8 gal mėnesį net jau vandens negeriu, ta prasme, jeigu ten, aš nežinau, kažkada tu atsimenu į pirtį kažkokią vandens atnešė, aš sakau, nesu dogmatikas, kad aš ne, bet ta prasme, aš kasdieniniam gyvenime pas mane enzimai yra ir nevartoju vandens, tai ateis tas laikas, suprasi ir tu pamatysi tas, kad tu geri enzimus, tu jauti skonį kažką, o tu geri vandenį ir tu supranti, kad jis tuščias, realiai tuščias ir tada galvoju, kam aš jį geriu. Dėl to, kad kažkas pasakė, kad reikia, tai gerai, čia lygiai tas pats vanduo, jisai prisotintas mikroelementais, vitaminais, enzimais ir probiotikais. Ir netgi yra vienas iš probiotikų, kuris labai stipriai išsuka išvalo vandenį. Jisai kurtas, kad netgi gali iš labai prasto vandens gaminti enzimus. Aišku, mes filtruojam tą vandenį ir viską. Tai tas vanduo, sakau, jisai ateis laikas, pamatysim. Pradžiai jis pasidaro keistas tiesiog, kad,
paskui supranti, kad kažką gal ir skaniau galima gerti ir gal tą pačią naudą. Aš kažkaip pastebėjau, aš žolelių arbatas jau seniai, kuris laikas atradęs, kad tai irgi toks kaip sveikatos vienas iš šaltinių, žinai. Tai pavyzdžiui, užsipilu aš daugiau tos žolelės, ar ten čiobrelė būtų, ar ten tos pelynas, man labai pelynas, tai kaip arbatėlė. Parazitinis labai super. Tai va, šiais metais aš jį gal mažiau gėriau, bet buvo gal praeiti, užpraeitį metai aš praktiškai žiemom, aš ten rytais kokį porą savaičių, mėnesį aš jį nuolatos geriu ir tas, mes gal ir apie parazitus irgi perėsim, pašnekėsim, bet ką aš norėjau pasakyti, kad netgi kai užsipilu karštą, kaip arbatą gert vienas, bet paskui aš net žiūriu atšalo ir aš tada ar vandenį man gert, ar tą šaltą žolelį. Man vis tiek tos žolelės, gal čiut šiltai įsipilu, bet jaučiu, kad ten yra daugiau negu kad tiesiog vandenį. Tu jau tą pagavai, tai čia tas labai, kaip sakoma, ateina anksčiau ir vėliau. Ir jeigu kalbėt apie pelynus, apie visus šitos bitkrėslė, pelynas, graikinių riešutų lapai, ką aš ten dar veduosi, gvazdikėliai, cinamonas, ciberžolė. Darausi tokį, šį pavasarį dar nepasidariau, bet jau nuo kitos savaitės mąstau padaryti. Pasidaryti, netgi užsifermentuoti. Aš anksčiau darydavau tiesiog, visas šitas žolelės, sausas gerdavau. Dabar, žinai, šiais metais mąstau aš čia susipirkti, užsifermentuoti ir gert tą antiparazitinį tokį gėrimėlį su probiotikais. Tai šis pavasaris kitoks bus, bet iš tikrųjų kiekvieną pavasarį tikrai rekomenduočiau pagerti antiparazitinius šitos lietuviškus augalus, kas Lietuvoje auga pas mus. Užtenka ir kelių, sakykime, pelynas, bitkrėslė ir pasidaryti antiparazitinį, sakykime, valymą. Nes sakau, vėlgi žmonės, aišku, kai pardavinėjame enzimus ir pradedam pasakot, kad nuo parazitų daugelis tiesiog taip galvoja, parazitų, kokie parazitai, aš sveikas žmogus. O kad netgi, sakykime, tyrimai rodo, kad ten kas antras ar kas trečias yra stipriai, net ne vienas parazitas, bet ir mintai, ir kas kandida, kas dar yra, sakykime, iš tų parazitų tokių baisiau, tai ta kandida, mėliagrybis, sakykime, vėlgi čia kas giliai eina, aišku, kas neoficialiai, tai dirba, visi vienu balsu sako, kad čia yra būtent vėžys, čia yra onkologija, kad čia būtent šitas darinys ir čia viskas ir prasideda nuo jo visos onkologijos ir tokio kaip vėžys, kažkas kaip atskirai kažko tokio, jie sako, čia pradžia, kandida būtent, mėliagrybis. Ir čia būtent pati pradžia ir ką jinai mėgsta angliavandenis, jinai mėgsta cukrų. Dėl ko cukrus tikrai, jau jau pridėtinis cukrus, tai čia, ne žmonėms jis sukurtas iš tikrųjų čia. Arba dar tiksliau, kad žmonės valdyt gal, taip pasakyti. Žmonėms sukurtas, bet... Ne žmonės sukūrė žmonėm, kad juos užvaldyt. Jeigu taip, tai iš tikrųjų cukrus čia nais baltoji mirtis ir aišku, vaikystėje, kaip pasakyti, visi mes tos saldainius mėgom ir vaikai mūsų tos saldainius mėgsta, bet tai nėra tas kelias, kuris, sakykime, į sveikatą ir netgi, sakykime, jisai stipriai blokuoja
telepatiją ir kitus visus va šitos, su šitos super... Eina savo, čia žiauru iš tikrųjų ir aš pats matau, kaip vaikai, dauguma vaikų irgi dabar ant cukraus pasodinti yra labai daug iš tikrųjų ir tada jie dar kol turi tos gyvybinės energijos, daug viskas kaip ir, lygtais nesijaučia, bet jau kažkoks prasideda ir emocinis kažkas, ir tos energijos perviršius ir yra nemažai žmonių, kurie jau tai mato, viskas okei, bet aišku, dar gal plačioji ta visuomenės dalis, tai nelabai dar kol kas, dar šitam dalykui reikia daugiau, kaip sakant, švietimo, kalbėjimo apie tai, kad tas cukrus jisai užgožia mūsų labai stiprius gebėjimus. Labai stipriai. Ir galų gale parazitų maistas, čia sakau, jeigu probiotikų maistas, prebiotikai, tai yra viskas, kas žalia, daržovės, vaisiai, parazitų maistas, ypač kandidos maistas yra cukrus. Ir supranti, esmė tokia, kad tiesiog nuimk cukrų, apskritai, jeigu visus angliavandenis nuimk, turi problemų, kažkokių onkologija, kažkas lenda, nuėmė visus angliavandenius, 2 savaitės, maksimum 3 savaitės be angliavandeninės dietos, aišku, geriausia spaustis kažkokias ar daržovių sultis, ar enzimus gert ir viskas, ir visi tie baisumai atsitraukia, nes nebėra, ta prasme, net logiškai mąstant, supranti, kad yra kažkoks parazitas, kuris minta tuo, neduodi to, parazitas yra tam tikras terminas, sakykime, tarp kažkur 12 ir 18 dienos jisai miršta, jo viskas, jis nebegauna. Tai viskas, tai tu pratempi tas 3 savaitės, sakykime, ant kažkokių tais neangliavandeninių, sakykime, nuovirų, gėrimų, sulčių ir viskas, ir apmiršta tie dalykai, kurie sukelia labai didelės problemas paskui žmonėm, kai jie įsibujoja po kūną. Tai va, su parazitais taip yra. Ir aš sakau, kad galbūt tas vėlgi angliavandeniai, dar koks angliavandenis, paskui tai nereiškia, kad mes negalim angliavandenių valgyti, jeigu tai yra vaisiai, tvarkingi, ten be jokių kažkokių nitratų, kažkokių tokių dalykų, tai vaisiai tai yra geras. Jo, vaisiai geras, viskas tvarkoja, tik tais vėlgi, supranti, yra tekę stebėti ir dabar turiu pažįstamų, sakoma, būry, kas sako, mes žaliavalgiai, ir labai daug vartoja vaisių. Tai vėlgi, čia tas dalykas, jeigu jau tu perini į žaliavalgystę, kaip yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė ir toliau jau eini autonomiją. Tai čia visi šitie išvardinti, sakykime, mitybos tipai, čia yra tik tais pereinamieji laipteliai, supranti? Ir žmonės užsižaidžia, aš vegetaras ir viskas, aš ten viskas sveikai, žodžiu, iš Maksimos perku vegetariškus ten kažkokius pusfabrikačius, kur nėra mėsos ir aš laimingas ir viskas gerai. Čia vėlgi, čia, sakykime, tiem, kam naudinga parduoti tau vaistus, farmacijos, šitiem visiems biznieriam, tai jo, tu fainas vegetaras, mes tave mylim, mes tau gamina maistą ir tu toliau, kaip sakoma, skaitliuką mums prisukinėt parduotuvėje, o paskui mes tau dar skaitliuką pastatysim už vaistus. Tai va, tai vėlgi sakau, šitie visi mitybos tipai tai yra grįžimas į tai, kuo mes buvom. Kiekvienas gali pasidomėti, pasižiūrėti, pamastyti, sakykime, kodėl ten tos kanalizacijos atsirado kažkaip tais ten prieš kelis šimtus metų, kas anksčiau buvo, kodėl tai, ta prasme, tos architektūros, kodėl iš vis tualetų nebuvo, kas čia kažkaip, va, tai viskas labai. Čia tiesiog atvira tema, aš nieko neteigiu, nors aišku daug yra informacijos apie tai, kad tikrai mes nevalgydavom ir kad mes autonomais buvom. Bet čia kiekvienam savo tokį, kaip sakoma, tyrimą, tegul pasidaro žmonės, pasižiūri tą. Vėlgi, aišku, tos istorijos daug primeluota, bet kas domisi, tas randa ir
Ir ta puzlė susidėlioja žmonėm apie, sakykime, tą visą mūsų prigavimą dėl to maisto, kad mums jo reikia. Tai vat, ką ir sakiau, visi šitie dalykai, tie mitybos tipai yra ėjimas link to, sakykime, tos autonomijos, kai tau nebereikia maisto arba tau reikia to maisto vieną kartą į 2 dienas, paskui vieną kartą į 4, vieną kartą į savaitę, o paskui žiūri, kad iš tikrųjų, o kam tas vieną kartą į savaitę, jeigu aš ir taip galiu pragyventi, ir vėlgi, kaip aš 2 savaitės pragyvenau, tai pagal medikus turėjau kiek kartų palikti šitą pasaulį, bet tas neįvyko. Tai va, tai supranti, tą ribą tiesi, savo įsirašinėjai, pamatai, kad viskas tvarkoja, nes tos programos jos vis tiek veikia kažkiek, tai žinai, tas gąsdinimai iš aplinkos dar kažką. Bet, atsakau, vaisiai viskas gerai su vaisiais, bet jeigu tu atsisėdi ant vaisių, vien tik vaisiai, vien tik angliavandeniniai vaisiai, ir tu 2-3 metus varai tik ant tų vaisių, sakykime, sėdi, nu čia irgi, žinok, ne variantas. Ne variantas. Tu daug angliavandenių gauni, angliavandeniai, kaip žinia, atsideda į riebalus, kaip žinia, riebalai, kaip sakoma, tų patogenų namai ir tas ratas toksai apsisukęs, kaip sakoma. Net ir vaisius realiai valgant vis tiek reikėtų pasninkauti. Vis tiek arba pasninkauti, arba žiūrėti jų kiekius, nesupranti. Turiu, sakau, pažįstamų, kurie žaliavalgiauja jau, žinok, labai senai, jau 10-mečius. Ir, supranti? Taip, tai čia esmė labai paprasta, jie savo viską leidžia, nes ten kaip ne vieną knygą tekę skaityti apie tai, kad gali valgyti ką nori, kiek nori, bet svarbiausia, kad vaisiai ir daržovės. Nu, tai čia, jeigu tu 2 kilogramus bananų prieš miegą suvalgai ir taip kiekvieną vakarą, tai realiai, nu, supranti, kad čia jau ta, sakykime, mitybinės pusės avataro, kaip sakykime, programa veikia taip, kad tu kaupi viską. Jau kai tu pereini autonomijas, ten vėl viskas visai kitaip, nes, sakau, čia per chromosomas mes, sakykime, tas visa mityba ta vyksta, ta energijos pasiėmimas, ir jeigu jau per perteklius medžiagų, ką kūnas daro, verčia į riebalus ir deda į, kaip sakoma, į saugyklą. Saugykloje gyvena patogenai. Patogenai prašo dar daugiau šitų, sakykime, saldumynų ir tų pačių angliavandenių ir tu kaip šaldytuvas patogenų vaikštai, gyveni ir, kaip sakoma, esi žaliavalgis, bet... Kas iš tos žaliavalgystės? Taip, kas iš tos žaliavalgystės. Ir man atrodo, praeitoj laidoj lygtais aš šnekėjau, dar kažkiek pasikartosiu, kad didžiausia bėda yra visų žaliavalgių, veganų, kad jie tiesiog savo mikrofloros nėra pasikeitę. Ir kol patogeninė mikroflora yra, tol, sakykime, tie patys helmintai, jie minta, sakykime, jie mito mėsa, įsivaizduojam. Normali mityba, kabutėse normali, bet sociume priimta mityba. Įmeti mėsą, jie valgo mėsą, viskas tvarkoja, jie tuštinasi, tai toksinai, eina mum į kraują, ir žodžiu, žmogus gyvena su tais toksinais, viskas tvarkoja, 70-80 metų ir, kaip žinom. Viskas. Tu neduodi mėsos, kitas variantas. Tu neduodi mėsos, tu nesusitvarkys, jie tavyje gyvena. Tu neduodi mėsos dieną, 2 savaitę, 2-3. Jie mėsos negauna, jie apsisuka čia mėsa. Jie prisisiurbė, jie iš tavęs pasiminėja kraują ir taip toliau, dėl ko ten mažakraujystės prasideda ir panašiai. Šiaip yra sakoma, išėjai į šitą vegetarizmą ar veganizmą, pažiūrėsim, kas po 6-5 metų atsitiks. Visi jūs čia kieti, o po 6-5. Ir čia tiesa, nes jeigu neišvalytas organizmas, patogenas iš tavęs traukia kraują
tuštinasi, meta toksinus, kraujuko pas tave mažėja, plus dar tas kraujukas toksinais apnuodytas. Tai čia, vat žmonės šitoj vietoj prisigauna ir paskui iš tikrųjų krenta nagai, plaukai, dantis, viskas pradeda kristi ir žodžiu, ir sako, atsiprašant, nieko gero iš to dalyko, grįšiu aš prie mėsos. O viskas dėl to sakau, kad tiesiog nepakeista mikroflora, viskas. Ir čia toks raktas, kur atrodo, tai viskas elementaru. Tai čia iš esmės, galima sakyti, raktas į autonomiją. Raktas į puikų gyvenimą. Kas norės autonomins, kas norės valgys tą, ką norės, nebebus iš vidaus to tokio, žinai, nori to, nori ono, o ar aš čia noriu, ar čia tie draugeliai kabutėse gyvenantis mumise nori, dažniausiai tas ir yra. Ir apskritai, nežinau kaip moteris, bet sakykime, rimtas, tikras vyras, aš manau, kiekvienas norėtų savo avatarą valdyti 100%. Aišku, ir dabar jau tie sociumo vyrai galvoja, kad jie valdo tą avatarą, bet iš tikrųjų niekas ten nieko nevaldo. Ten ir mintis, ir emocijos, ir tie norai, jie kyla toli gražu ne iš to vidinio aš, o sakykime iš tų draugelių, kurie nori to, nori ano, duoda, sakykime, nuotaiką, išleidžia tam tikras medžiagas, kaip jie dirba. Kol mes valgom, kol mes judam, viskas tvarkoja. Jie kol, sakykime, avataras judinamas, kol dienos metu jie nieko negali daryti, nes jie tvarkosi tik tada, kada avataras miega. Ką jie daro? Čia visi tą yra patyrę, tiesiog netgi galiu šnekėti net ne apie naktį, galiu šnekėti apie pietus. Jeigu anksčiau, kaip rimčiau pavalgydavau, ten prieš kokius 7, jau greit 7 metai, kai mėsos nevalgau, pavalgydavau, ten bulvių košę, mėsa per pietus ir taip jau tikat, jau taip, kaip ir prigult, faina būtų. Prigult, kad jie galėtų savo dirbti. Nes jie arti morfinui panašią medžiagą išleidžia, jie patys patogenai turi tokią funkciją, išleisto medžiagą ir kas tada būna, taip saldu, taip faina, atrodo, oi, prigulsiu čia biškį, tas toks kaip, žinai, apdujęs malonumas, maški biškį primyksiu. Ai, viskas, tada tave į horizontalę padaro, ir tada jau jie, kaip sakoma, po tavo kūnelį, kaip po namus vaikšto ir daro, ką nori. Tai va. Tai vad sakau, čia... Patogenai, parazitai, tai čia kaip ir tas pats iš esmės. Jo, taip. Pasakymas. Parazitai. Kandidos visi ir tie kirminukai. Tai va, tai iš esmės enzimai šitą padeda išvalyti. Juos konkrečiai ir valgo, kaip suprantu. Tai šitie būtent, sakykime, neslėpsim, šitie būtent probiotikai, jų visas tas, mes dabar kai įsityrėm, 13 ar 12, dabar tiksliai neatsimenu, nes vienas ten gali kartotis, tai jie būtent yra sukurti, patobulinti. Sukurti jie labai jau senai, čia gamta jo sukūrė, bet jie sujungti į tą grandį, kuri vieną kitą palaiko. Netgi, pasakysiu, vienas iš probiotikų yra, kuris gali būti ir neigiamas, ir teigiamas, bet kadangi jisai yra sujungtas su likusiais mūsų, būtent, kur mūsų gėrimai yra tais probiotikais, tai jisai yra, aišku, prie teigiamų. Tai jų tą seką ir ją subalansavo ir iškūrė iki pabaigos išleido į visuomenę autonomus. Čia yra autonomo gėrimas, kuris dabar, kai lašė yra tas žmogus, jisai, sakau, ten kaip ir prieš pokalbį šnekėjau, ten tikriausiai, kai lašė tų autonomų daug ir jie ten daro gerus darbus, nematomus darbus, gerus darbus ir sakykime, kodėl tas žemės dažnis kyla, Šumano rezonansas, nes vis daugiau šviesos, vis daugiau baigėsi ta era tamsos ir ateina didelės vibracijos, aukštas ir kyla visi tie dažniai. Ir vėlgi čia negazdinu, bet esmė labai paprasta, jeigu kūnas labai stipriai užterštas, jisai yra nevalomas,
dažniai aukšti, dažniai jau ne 7, jau tenais eina po 50, kartais ir 100 siekia hercų. Negebės perleis, neatlaikys tiesiog. Būtent kimšis, patogenai žus, patogenai eis kraujagyslėm, patogenai užkimšinės kraujagyslės, prasidės infarktai, insultai ir visi šitie kiti dalykai. Jau ir dabar tas vyksta, aišku. Dabar tas vyksta, aišku. Gal ne tokiu mastu. Dadėjo ir, kaip sakoma, petys už laisvę šitie visi dalykai, su grafeno oksidais irgi tie dalykai vyksta, bet vėlgi viskas yra išvaloma. Čia nereikia bijoti, oi, padariau kažką, viskas, ne, viskas yra išvaloma, sutvarkoma ir šitoj vietoj savęs nereikia nurašyti jokiais būdais. Viskas yra sutvarkoma, bet reikia tvarkyti, o ne atidėlioti šitų dalykų. Va, čia labai svarbus dalykas, sakau. Ir, kažkaip nuo pat vaikystės jaučiau, kad va, viduj kažkas yra, viduj kažkokie lobiai, kažkokie tais atradimai ir mane tas vežė visą gyvenimą, kad va, kažkaip aš tų knygų nemėgau skaityti, perskaitęs, aišku, aš tų knygų čia, žinai, ir kažko dėl to, kad reikėjo, kažką dėl to, kad įdomu buvo, bet, sakau, viskas viduj. Ant sausų, ant po savaitės, ten tokie insightai prasideda, kad wow. Ant tiek ta ekstrasensorika atsidaro, ant tiek tas prajutimas, ant tiek tu jauti, tas vibracijas, tą gamtą, ypatingai, kai jinai neužmygus, kai jinai vasarą, pavasaris, kažkas tai nuostabaus. Ir autonomija, kaip ir mes čia planuojam. Jo, autonomija ir yra realiai gyvenimas be maisto. Tai čia ir pasiruošimas, galų gale tas sausavimas, jis irgi pasiruošimas išeiti į tas būsenas, ar ne? Ir mes galim ir paanonsuoti tada iš tikrųjų į kamerą, kad mes turime 3 savaitgalius iki birželio saulėgrįžos, kuriuose planuojam susitikti vyriškam rate, gerti enzimus, pirtelė, be maisto, tas temas, kaip sakant, giliau dar atsakyti, reiškia, akis į akį, kai žmogui yra klausimas konkretus apie jį, tai mes tiesiog dar aiškiau, konkrečiau atsakom į tuos dalykus. Ir birželio 17 jau savaitę planuojam drauge, būtent išeiti ant sausio pasninko. Prieš tai naudosim enzimus jau čia individualiai, bus ir aišku ir tiem, kas keliaus kartu ir enzimų kaina. Ne, bus savikaina grinai, ta prasme, be jokių tenais antkainių, be jokių grinai savaitę paskutinė iki išėjimo į tą būtent autonominę būseną, kai nevalgysim, negersim, nemiegosim, kad lengviau būtų. Bus savaitė grinai enzimų prieš tai, o paskui savaitė va tokia pas Mantą čia statysim kažką aplink ugniavietę ir kad ir veiklos būtų ir vienas kitą palaikytumėm ir yra tam tikri niuansai dėl to nemiegojimo, kiek ten kada galima, tai va, tikriausiai pasiskirsim poromis, kad vienas kitą prižiūrėt, stebėt ir aišku palaikysim vis tiek vieni kitus, bet vis tiek kažkokios poros bus, kad čia aišku vyriška bus, kaip sakyti, vyriška kompanija ir tas eisim ir aš atsakau, mano svajonė, kad kiekvienas bent nago kraštelių užsikabintų į tą būseną, įšoktų bent, aš sakau, ten, aišku, ten nebus taip, kad pusė minutės, ten gali įšokti ir valandą ir keliom, bet net jei pusė minutės pagausi tą būseną, tu suprasi, kur tavo kelias ir kas ten yra, ir kaip ten yra, ir tu jau viskas, jau kaip sakyti, jau pakabintas būsi eiti tenais, nes, sakykime,
Joganandos knygoj, jogo autobiografija yra, čia visas, ta prasme, knyga pagal tikrus faktus, ten ne pasakos surašytos, tie visi sithiai, ten jau virš 30 yra, ten tie jogai, tie sithiai, tai super tos galios, vėlgi, nu, čia skamba kažkaip įdomiai, super galios, iš tikrųjų mūsų galios, kurias mes turim, kurias mes pamiršom, kurias mes galim susigrąžinti ir privalom susigrąžinti, nes, nu, žaidimas, kaip sakoma, vyksta, o mes demo versijai. Tai kaip čia taip yra? Tai, jeigu jau žaidžiam, tai žaidžiam su visais, kaip sakoma, visom priemonėm. Ir nu, jeigu jau atėjo pažaisti, tai jau pažaidžiam su ir ginklais visais, ir kur reikia, ką reikia, kad ir. Tai va, tai viskas atsirakina su laiku, aišku, lengviausia ta, sakykime, telepatija. Čia pats lengviausias dalykas, iš tikrųjų. Kai kam užtenka netgi atsisakyti cukraus, jau įsijunginėja. Ant autonomijos labai greit šitas dalykas įsijungia. Labai greit pradedi skaityti ir jausti kitus žmonės, ta prasme, suprasti juos be kalbos, netgi ne tik mintis ir emocijas, ir tą visą būseną žmogaus. Paskui, aišku, atsidaro ir gydymo galimybės ir taip toliau. Suvirpėjo, reiškia, einam kartu, nesuvirpėjo, einam kažkaip šalia, padeda vieni kitiem, gal pas kažką kiti norai mintis, tai va. Mes tiesiog dalinomės tuo, kas mums virpa, kas rezonuoja šią akimirką, šiuo momentu ir iš tikrųjų kviečiam jungtis, kviečiam patirti patiems. Ir, nu ką, smagiau, kai yra game on negu game over. Taip, aišku, ir dar su visom priemonėm. Ką čia šiandien pasiim? Ar čia šiandien važiuosim su mašina ar skrisim? Nu tai ką, aš jaučiu, kad jo, šitam kartui paliekam mūsų pokalbį, sekantį. Mes turbūt dar į autonomijos temą dar giliau nersim, aš taip jaučiu. Galima, kaip ir šnekėjom, dar Marių pasikviesti irgi. Paimsim jo, turėsim sekantį susitikimą tryse. Jo, autonomija gili tema iš tikrųjų ir stipri tema. Čia tokia pabaiga ir įžanga į sekantį tada. O kovo 22 turim jau susitikimą, vat. Per naktelę, kaip sakant, vėl deprivuosim, stebėsim save, keliausim į akimirką ir užsikrausim vėl pozityvę, labai gražią energiją. Tai iš tikrųjų tikrai kviečiam prisijungti, išbandyti. Kam virpa jūs, kaip sakoma, jūs laukiami, reiškia jūs ir turi čia būti. Kas dar tiesiog tą informaciją taip tik priema. Ateis laikas. Mes čia. Čia pavasaris su mumis. Čia pavasaris. Ilgesnės dienos, daugiau šviesos. Lygiadienis čia pat. Paukščiukai grįžta, viskas fantastika. Fantastika, sakau. Tokia vieta stipri ir tikrai. Džiaugiuosi visą laiką, būdamas čia pas tave, džiaugiuosi, kad pakvietei visą laiką. Dėkui, Rolau, tau bendrystė, gyvuoja enzimai ir enzimantai. Enzimantai.